Noriu būti nemirtingas, kramtyk maistą 150 kartų, sako japonų išmintis. Sveiki. Šiame įraše per keletą minučių sulaužysiu pagrindinę mitybos dogmą. Bus įdomu tiems, kuriems rūpi sveikata. Visi mitybos specialistai, dietologai, sako, reikia atsikelti nuo stalo dar šiek tiek alkanam. Tačiau jie klysta. Ir tai utopija, kad kažkas nuo stalo atsikeltų dar būdamas alkanas. Iš principo tai nelogiška ir tai kertasi su mitybos logika. Visi visada valgė ir valgys iki sotumo, bet norint išvengti persivalgymo, reikia valgyti teisingai, reikia mokėti valgyti. Tai reiškia kramtyti kiekvieną kąsnį, kol taps vientisa masė, kol maistas išnyks burnoje savaime. Jeigu maistą kramtysite teisingai, jūsų valgymo procesas taps ilgesnis. Jūs nepersivalgysite, sotumo pojūtis ateis laiku ir jūs suvalgysite mažiau. Tačiau maistas bus kokybiškai sukramtytas ir paruoštas virškinimui. Ir pats virškinimas bus lengvesnis. Ir sukramtyto maisto įsisavinimas bus kokybiškas. Kramtykite maistą 100 kartų ir gyvensite ilgai. Štai kas yra sveikos mitybos pagrindas. Tik tai gerai sukramtytą ir su seilėm sumaišytą maistą skrandis gali kokybiškai suvirškinti. Tik tai tokiu būdu išvengsite persivalgymo. Ir su mažesniu maisto kiekiu pajusite sotumą. Šito mokyti reikia nuo mažens. Aš tai supratau badaudamas. Esu gana patyręs badautojas. Esu badavęs iki 2 savaičių. Galima ir ilgiau, bet sveikam gyvenimui taip ilgai badauti nereikia. Visi badautojai žino, kaip svarbu iš badavimo išeiti teisingai, lėtai, neskubant. Taigi, aš išmokau išeiti iš ilgesnių badavimų per 4 dienas, naudodamas būtent maisto kramtymą, kol maistas savaime dingsta burnoje ir nenaudojant nurijimo, kadangi ilgesnio kramtymo metu mūsų seilės aktyviai dalyvauja virškinimo procese. Kai buvau dar paauglys, skaičiau knygą apie Japonijos kultūrą, papročius. Ten buvo parašyta nemažai senovės japonų išminties. Vienas iš posakių skambėjo maždaug taip: jeigu nori būti sveikas, kramtyk maistą 50 kartų. Jeigu nori gyventi ilgai, kramtyk maistą 100 kartų. O jeigu kramtysi maistą 150 kartų, būsi nemirtingas. O jūs pabandykite kramtyti bent 50 ar 100 kartų. Ir jūs suprasite, kur slypi išmintis. Priklausomai nuo maisto rūšies, sukramtyti 100 kartų praktiškai neįmanoma. Pabandykite. Ilgai kramtant, maistas tiesiog dingsta burnoje. Savaime. Taip pat pastebėjau žmonės, kurie valgo maistą skubėdami, įpratę maistą ryti gabalais, tokie žmonės patiria infarktus ir insultus. Ir ne vienas mano draugas ir pažįstamas, tokie maisto ryjikai, patyrė infarktus arba insultus. Arba jau iškeliavo anapus. Ir jie man sakydavo: kaip tu ilgai valgai, nusipirkus vienodus patiekalus, kol aš suvalgau iki pusės. Jie per tą laiką susikemša į save viską. Na ir kurgi jie nuskubėjo, tie maisto ryjikai. Būtent maisto sukramtymo kokybė ir lemia maisto įsisavinimo kokybę. Pažiūrėkime į žmogų kaip į fabriką. Jeigu mūsų smulkinimo cechas blogai susmulkins maistą, reiškia maisto perdirbimo ir įsisavinimo cechuose kils problemos. Ir dalis žaliavos, kurių nebuvo susmulkinta, bus išmesta lauk. Gamybininkai ir ekonomistai mane supras. Tai nerentabilu. O viso valgymo esmė – pamaitinti mūsų organizmo ląsteles, kurių mes turime nuo 30 iki 40 trilijonų, priklausomai nuo žmogaus dydžio ir kompleksijos. Kai žmogus ryja maistą gabalais, iki organizmo ląstelių patenka labai nedaug maistingų medžiagų. Mums reikia ne valgyti, mums reikia maitinti.
savo mažas ląsteles kaip mažus vaikus. Didžiąją dalį, taip ir nesuvirškinto maisto, įprastas žmogus paverčia, išmatomis. Tai kokia prasmė mokėti pinigus už produktus, kurie nebus įsisavinti? Tai produktų gadinimas ir pinigų švaistimas. Žmonės pamiršta, kad maistas tai statybinė medžiaga mūsų organizmo ląstelėm. Ir aplamai, kokia prasmė apsunkinti savo virškinimo sistemą nesukramtytais maisto gabalais? Kokia prasmė? Mes valgome, kad pamaitinti mūsų ląsteles, ar tikslas yra paversti maistą išmatomis? Sako, homo sapiens esame. Gražiai kalbėti moka, skaityti moka, diplomus apsiginti sugeba, bet nesupranta mitybos esmės. Žmonės nežino, kokia svarbi yra seilių funkcija. Paskutiniu metu pastebiu, jie tik tai spjaudytis moka. Ir jeigu dietologai būtų skaitę nors vieną mokslinį darbą, jie nekalbėtų tokių nesąmonių. Geriau suvalgyti mažiau, kuo smulkiau sukramtyti, lengviau suvirškinti ir gauti maksimalią naudą iš maisto. Kitas klausimas, ką žmonės kemša į save. Visi vartojantis maisto papildus, vitaminus. Ką jie valgo? Gal jie popierių valgo, kad papildomai perka maisto papildus ir vitaminus? Jie visi yra komersantų aukos. Ir aišku, jie nežino apie Amerikos mokslininko Ancel Keys pusę metų trukusį eksperimentą. Beje, pats mokslininkas išgyveno 100 metų. Ir būtent jis sudarė maisto davinį Amerikos desantininkams. Vitaminų ir papildų fanatikams reikėtų pasidomėti. Mano kanale Sveikatos logika yra trumpas įrašas apie tai. Visko, ko reikia mūsų organizmo ląstelėms, yra maiste. Ir tas tikrai naudingas maistas yra pigus. Taigi klausimas visiems tiems protingiems, ką jie kemša į save, kad papildomai vartoja papildus ir vitaminus. Ir jeigu organizmui trūksta kažkokių medžiagų, reiškia, to žmogaus maistas yra niekinis. Ką jis valgo? Arba kaip valgo, kad negauna maistingų medžiagų? Arba jis kemša į save nesukramtytus gabalus ir todėl organizmas nesugeba įsisavinti. Mūsų parduotuvių lentynos lūžta nuo visokių produktų. O jie sako, mums trūksta vitaminų, reikia maisto papildų. Ir kas įdomiausia, dabar dauguma vyresnio amžiaus žmonių neturi savo dantų. Už porą šimtų metų archeologai atkasinėdami dabartinius mūsų bedančius galvos, kad mes gyvename bado metu. Taigi maisto dabar yra kokia tik širdis geidžia. Visais metų laikais. Plius dar dauguma vartoja vitaminus papildus. Tai kodėl dauguma vyresnio amžiaus žmonių be dantų? Taigi maisto trūkumo nėra, yra tik tai proto deficitas. Ir žalingų mitybos įpročių problema. Mes gyvename informacijos amžiuje, bet paradoksas. Žmonės tamsuoliai. Žmonės nesupranta, kokiame pasaulyje gyvename. Aš manau, reikia suprasti, informacijos pasaulyje paviršiuje plaukioja tik tai informacinės išmatos. Ir visa medija yra viso šito sąvartynas. Tikroji tiesa, tikrosios vertybės visada yra giliau. Jų reikia dar paieškoti. Bet žmonės nevalyvi tinginiai. Priima tik tai informacinį šlamštą, kuris plaukioja paviršiuje. O po to stebisi, kodėl serga. Kodėl infarktas, kodėl insultas, kodėl vėžys bet kokios formos, kodėl cukrinis diabetas antro tipo, kodėl anemija, kodėl psoriazė, kodėl podagra. Jau nekalba apie pleiskanas, kurias turi beveik visi, apie dantų akmenis, apie mėšlungį. Visa tai yra mitybos problemos. Ir genai čia nekalti. Genetinių ligų pasaulyje yra labai mažai, bet yra geras farmacijos biznis, kuriam tarnauja absoliuti dauguma medikų su visa profesūra. Taigi maisto paskirtis ne malonumui patirti. Kai žmogus tampa skanaus maisto fanatas, valgo tik tai, kas skanu, jis netenka daugybės kitų gyvenimo malonumų. Tai yra toks dėsnis, tokia taisyklė. Jis netenka sveikatos, jėgos, energijos, aktyvumo,
Vyras tampa impotentu, toks išmatų maišas ant dviejų kojų, o nutukusi moteris netenka žavesio. Tai faktas. Taigi jau išvardinau negalavimus ir susirgimus, kurie tiesiogiai priklauso nuo mitybos. Tai yra žalinga mityba, yra pagrindinis išvardintų negalavimų ir susirgimų faktorius. Mes esame sudaryti iš vandens ir baltymų. Žmogui reikia visai nedaug riebalų, bet geram žarnyno darbui reikia daug žalumynų, daržovių, ląstelienos. Daržovės galima blanširuoti, kaip tai daro restoranuose. Galime ir mėsą vartoti, jeigu ji kokybiška, neriebi. Tęsiant apie mėsą, jokių būdų nerūkyta. 50 gramų rūkytos dešros, lašinių, kancerogenų yra tiek pat, kaip visame cigarečių pakelyje. Bet kažkodėl ant dešros, ant lašinių rūkytų, ant rūkytos žuvies nėra tokių užrašų perspėjančių, kad dėmesio tai gali pakenkti jūsų sveikatai. Dauguma net nežino, visuose rūkytose produktuose kancerogenų labai daug. Bet jeigu skonis svarbiau, tada nesiskuskite, kad vėžys atėjo. Gavote gerą pamoką. Ir jeigu mūsų lietuvių paveldas rūkyta mėsa, rūkyti lašiniai, rūkytas žuvis, reiškia mūsų protėviai nebuvo protingi. Mitybos srityje šitokio paveldo reikėtų atsisakyti. Nereikėtų perduoti ateities kartoms. Jeigu norime, kad mūsų vaikai ir anūkai būtų sveiki ir nereikia ieškoti paguodos, pasiteisinimų, antsvoris visada yra blogai. Apkrauna širdį, kraujotakos sistemą. Tai visada krūvis sąnariams. Ir kenčia visos ląstelės. Jos apsuptos riebalais. Negauna deguonies, hemoglobino. Į jas nepatenka insulinas. Jeigu paimti kategoriją virš 50 metų, absoliuti dauguma neįgalūs, kurie negali nei kilometro nubėgti, nei pritupimų ar atsispaudimų padaryti. Graudus vaizdelis. Mankšta, sportas, bėgimas, važiavimas dviračiu, plaukimas. Žodžiu, aktyvi mankšta, gimnastika. 2-3 kartus per savaitę iki gero suprakaitavimo ir būsite daug sveikesni. O kokybiškas maisto vartojimas tik tai sustiprins sveikatą. Ir jeigu sveikata didžiausias turtas, tai kodėl žmogus daugiausia laiko skiria pinigams uždirbti ir beveik neskiria dėmesio savo sveikatai palaikyti? Atsakykite į klausimą, kiek laiko šiandien jūs skiriate savo sveikatai? Kiek laiko savo sveikatai skiriate vakarą, užvakarą? Štai jums ir atsakymas. Taigi išmokite valgyti patys, išmokykite valgyti savo artimuosius, vaikus ir niekada nesakykite vaikams, valgyk tu greičiau. Jeigu mylite savo vaikus, linkite jiems sveikatos, tegu kramto maistą kuo ilgiau ir jie užaugs sveikesni. Visiems norintiems palaikyti, padėkoti man už atliktą darbą, aš taip pat būsiu dėkingas. Tai paskatins įrašyti naujas temas, pagerinti įrašo kokybę. Ir jeigu jūs finansiškai palaikysite, paremsite, nupirksiu profesionalų mikroskopą ir parodysiu, kokie produktai padaro kraują idealų. Aš tai žinau, bet parodysiu visiems. Yra tokie, žinot, jaunystės ir sveikatos eliksyrai. Kaip jie veikia, parodysiu, jeigu palaikysite. Ta prasme, visi kraujo kūneliai, eritrocitai tampa atskiri, gali pernešti į ląsteles deguonį ir hemoglobiną. Ir būtent todėl tai yra gėrimai, sveikatos ir jaunystės gėrimai. Va čia ekrane matote, kairėje pusėje tirštą kraują ir sulipusius kraujo kūnelius, o dešinėje pusėje šviesesnė foto. Matote puikų, skystą kraują ir atskirus eritrocitus. Tik tai tokie atskiri kraujo kūneliai kokybiškai perneša į ląsteles hemoglobiną ir deguonį. Jeigu norite sužinoti, kokie tai gėrimai, prašau, viskas jūsų valioje. Bus parama, bus įrašai. Parodysiu ir įrodysiu, kaip jie veikia. Aplamai, žiedinė atsakomybė, žiedinis dėkingumas – tai yra žmonių sąmoningumo rodiklis. Kaip mes patys elgiamės, taip ir gyvename. Sąskaitos numeris bus aprašyme. Visiems linkiu sėkmės, rūpinkite savimi, savo artimaisiais, taikos mums visiems, jums geros, stiprios sveikatos. Iki.